Kam patinka burokėliai, patiks ir šitas receptas. Jų šį kartą nevirsime, o pasigaminsime orkaitėje ir taip įgausime žymiai daugiau skonio. Dedam burokėlį, apšlakstam alyvuogių aliejumi, druska, įdedam aromatų. Čiobrelio, cinamono, kvapiųjų pipiro ar dar ko norite. Tada sulankstome, dedam į orkaitę kepti kažkur apie valandą 190 laipsnių temperatūroje. Pravėsus nulupame, supjaustome norimo dydžio griežinėliais ir tada pradedame labai svarbų darbą. Į kaitintą keptuvę dedame sviestą ir jį karamelizuojame. Tada sudedame karamelizuotis mūsų burokėlius. Pasūdom. Taip pat dedu klevų sirupą iš karto. Viskas užburbuliuoja. Tada degleizinam su balzamiko actu. Burokėlius užbaigiu su lazdynų riešutais ir laiškiniais česnakais. Skanaus.